Visi susirinkę, sveiki žiūrovai Facebook transliacijoje. Mano vardas Arūnas, turbūt šiandien būsiu kitokiam amplua, man pačiam šiek tiek neramu, Dakare jaučiuosi geriau. Taigi, šiandien mūsų svečiuose yra Gintautas Igaris. Nežinau, kurie domisi Dakaru tikrai žino, tai įveikęs 2 Dakarus motociklu. Dar paklausime, ar jį kada nors pamatysime vėl Dakare. Taip pat pasaulio čempionas Laisvydas Kancius. Ką tik dar grįžęs, nusiema visus laurus po truputį, bet be abejo nedaug laiko liko ir ruošiasi naujam savo Dakarui. Ir be abejo Modestas Siliūnas, kitaip žinomas kaip Modžo, kuris susirinkom šiandien palydėti jo į naujausią turbūt nuotykį, bet be abejo apie tai papasakos jisai pats daugiau. Iškart noriu pakviesti žiūrovus žaisti žaidimą, laimėti Modžo Goes to Dakar džemperį. Ir ką jums reikia padaryti, tai nueiti į Facebook'e į FlexitGo ir tenai spėti po pirmų postų, kelintą vietą užims Modestas Dakare. Taip turite galimybę laimėti. Taigi, pradėsiu gal šiek tiek pats nuo savęs, kaip su Modestu susipažinom. Tai 3 metai atgal aš pats rašiausi savo Dakarui, neatsimenu kuriam, turbūt gal jau 2, ir turėjome treniruotės Dubajuje. Ir tokią paskelbėm, kaip sakyt, galimybę, kas norėjo iš Lietuvos, nebūtinai iš Lietuvos, prisijungti prie manęs ir kartu pasivažinėti Dubajaus kopomis. Tai Modestas buvo vienas iš tų žmonių, kuris į mane kreipėsi. Jisai neturėjo jokios patirties važiuoti bekelės motociklu, turėjo plentinį motociklą. Ir jo net idėja pirma buvo, kad jisai galbūt tą savo motociklą atsigabent norėtų į kopas. Aš taip šiek tiek paprotinau, kad to nereikia daryti, nes jisai netam skirtas, jis yra per sunkus, per didelis ir panašiai. Tai galiausiai mes pirmą kartą susitikom tiesiog Dubajuje, oro uoste. Ir tai prasidėjo mūsų draugystė ir visas kelias. Tai tas pirmas 3 treniruotės, kiek mes turėjome kartu, Modestui sekėsi įdomiai. Pirmą dieną daug nenuvažiavom, bet daug tikrai smėlio kapstėm. Antrą dieną buvo geriau, o 3 dieną gal net ir netoli 100 km prasukom. Tai tuo mūsų pirmas susitikimas ir baigėsi. Toliau jisai sugrįžo, čia buvo lapkričio mėnuo, lygiai 3 metai kaip šiandien. Sugrįžo pavasarį ir sako, norėčiau visai pradėti važinėtis daugiau ir galbūt vieną dieną išvažiuoti į Dakarą. Tai po truputį gimė šitos mintis, prasidėjo mūsų visas kelias. Ir turbūt ne veltui, turbūt kaip ir aišku, dėl ko mes šiandien čia susirinkom. Taigi, Modestai, norėčiau tavęs paklausti, kaip tu pats gali apibūdinti savo kelią Dakaro link? Sveiki visi. Sudėtingai ir tuo pačiu įdomiai. Turbūt mano asmeninė gyvenimo filosofija visa yra ta, kad gyventi įdomų gyvenimą. Ir visi iššūkiai, kurie krenta man, sakykime, jos norisi visi veikti. Tai kai tu sakai, kad mes susitikom, tada ir buvo sutartas planas, tai yra 3 metų planas atsirasti Dakare. Tik tai tu supranti, kad esi nuliniam taške, kai dar net normaliai nevažiuojantis motociklu ir turi per 3 metus pasiekti. Tai tu suvoki tą didelį iššūkį ir pasiryžti jam ir susidėlioji, kaip ką judinti. Tai tas įdomus gyvenimas čia ir prasidėjo ir su Dakaru taip pat. Ko tu išmokai šiame kelyje, eidamas ne tik apie motociklo valdymą, bet kažkas savybės savo gal išsiugdėjai, gal tau tos savybės praverčia ir kitur, ar ko pasisėmei, neskaitant apie pačio važiavimo motociklu? Visada turbūt kiekvieną dieną mokiniesi ir disciplina atsirado iš principo. Pagrindinis dalykas, kada turi aiškiai siekti plano, kurio tu keliauji. Kaip sutarta, taip tu turi eiti. Taip pat kaip ir mano turbūt kasdieniai veikloje, versle, su komanda statomės lūkesčius, daromės tikslus ir jais keliaujam. Tai išlaikymas tos disciplinos buvo iš principo pagrindinis dalykas, su kuriuo susidraugavom keliaudami. Supratau, tai pagrindinis dalykas irgi gal ralyje jau pačiam, kiek vis tiek esame įveikę nemažai ralių, pajautai, kad
kokia, nežinau, kai tau sunku, kokios mintis tave lanko, kai jau tikrai jauti, kad jau ir jėgų nebėra ir kas tave dar tais momentais veda į priekį? Mintis ralyje lanko turbūt nuo pirmo tik atsukimo starto momentų ir pirmus 10 kilometrų. Vėliau pradedi su savim dirbti ir tada, kada būna labai sunku, turi pagrindinį dalyką koncentruotis į tai, kad tu neatvažiavai pabūti, tu nori finišuoti ir tu daryti viską, kad atsistatytum, susireguliuotum savo kvėpavimą, kiltum, nes dažniausiai visos mintis kyla, kada būni kritęs, atsistatyti motociklą, keltis ir važiuoti toliau į tikslą. Ir kiekvieną kartą tu save vedi to mintimi prieki ir taip tu pamatai tą šachmatinę vėliavą. Tai iš esmės nepasiduoti, nenuleisti rankų. Tikrai taip. Taip pat norėčiau paklausti Gintauto. Gintautai mes jau pažįstami daugybę metų. Nepaslaptis, kad Gintautas su savo verslu buvo ir mano partneriai, ne vieną ir ne 2 Dakarus. Tai kaip mes ir aišku, kaip mes žinomi, bet kaip tu su Modestu susipažinai? Kiek žinau, kad šiek tiek netgi ir kitos aplinkybės jūs suveda. Sveiki. Su Modestu mes esam vienam vadovų klube Marijos Gurskinės, tai mes ten ir susipažinom. Ir kažkaip pakrypo kalba, taip dažniausiai nesakai, kuom tu užsiimi laisvalaikiu. Tai įvardinom, kad šitas laisvalaikio būdas arba jau gyvenimo būdas, šitas sporto rūšis mums abiem patinka. Taip ir prasidėjo mūsų pažintis. Tikrai taip. Tik aš jau atėjęs jau žinau, ką tu nuveikiai, o tu dar dėka apie mane. Ar galima sakyti, kad Gintautas tavo idealas kažkoks buvo? Iš tikrųjų, taip turbūt, nes turbūt Gintas, aišku, skiriamės mes, bet 2 esminiai dalykai. Mes važiuojam su motociklu, siekiam tikslų ir taip pat versluose esam, tie patys vadovai. Tai toks esu. Žinau, Modestas ir autosporte irgi yra dalyvavęs. Buvo etapas. Tai va. Laisvydai, motociklai, keturračiai, gal kaip ir artima, bet vis tiek skirtingos šiek tiek, bent jau transporto priemonės. Papasako, kaip tavo keliai susikirto su Modestu. Ar turi kokią įdomesnį istoriją, kur galima sakyti netgi labai tiesiogiai susikirto jūsų žirgai? Labadiena dar kartelį. Tai su Modestu net nežinau, kiek mes čia metų pažįstami, iš tikrųjų susibičiuliavom, iš tikrųjų esam pakankamai gretimai įsikūrė ir esam kaimynai, bet vienas kito nepažinojom, o dabar jau turbūt bičiuliaujamės gal kokie 2-3 metai. Tai taip, o šiaip tai retkarčiai susitinkam ir Klaipėdos poligono prieigose ir kažkur kitur, ir varžybose, ir kartu pasitreniruojam ir kartu važiuojam. Tai taip, o šiaip varžybinė patirtis, tai turbūt jau nemaža, visi pasaulio ralio čempionato etapai, kaip visi, Andalūzija, Marokas ir Abu Dabis, tai turbūt... Galbūt mes žinom, bet gal daugelis nežino tą istoriją, kaip šių metų Abu Dabio ralyje buvo ir kaip viens kitą gelbėt, gal jie galima taip pavadinti, gal trumpai? Jo, ne viens kito Modestas mane gelbėjo, tai iš tikrųjų... Istorija turbūt, kurią sunku papasakoti, reikėtų parodyti, kaip, žodžiu, 2 vaikinai vidury kopų nešioja, ar kaip čia pasakyti, pasikėlė maždaug į tokį aukštį, laiko motociklą, bandom apversti antraip ir iš Modesto motociklo perpilti man kurą. Tai, žodžiu, istorija verta milijono, tai labai ačiū Modestui, kaip čia pasakyti, jo pasiaukojimas, laiko paaukojimas ir galų gale gertuvės padovanojimas. Kažkaip pavyko mums perpilti kurą ir to pasekoje aš galėjau užbaigti Abu Dabio ralio vieną iš etapų, kas man suteikė labai daug pasaulio čempionato įskaitinių taškų. Tai vat.
tokia istorija. Taip, tai ačiū Laisvydai ir tau, kad tu nešėjai ir mūsų AG Dakar School mokyklos vėliavą, nes kiek matau rezultatuose visur, kur prie pasaulio čempiono, komanda AG Dakar School. Tai tau dėkojam už tai. Gintai, ar galėtum papasakot savo patį įsimintiniausią įvykį iš Dakaro ir ar kažkokias klaidas, nežinau, ir ką patartum Modestui, kad jis galėtų, kaip sakyt, lengviau veikti Dakarą, kažkokių klaidų išvengti? Dakaro sunkiausia diena man buvo labai įsimintina, tai buvo Argentina, Čilė, Peru ir tai buvo 6 diena, tai buvo toks žymus Fiambalos greičio ruožas, tai buvo 52 laipsniai karščio, turėjau gedimą, sukepinau sankabą, tai reikėjo remontuotis, po to ir vanduo jau limitas, tą pačią dieną buvo 3,5 km aukštis, sušalau galiausiai, sulijau ir vien žodžiu viskas per vieną dieną. Tai tokia lemtinga buvo diena. Kaip tokių dienų išvengti, jos tiesiog buvo, tokio vieno vaisto tikrai nėra, bet kodėl, pavyzdžiui, sankabą sukėpė, tai buvo kalvos barjeras su mano technikais, jie buvo italai ir aš prašiau jau pakeisti sankabą, jie man pakeitė galinę žvaigždę. Tai gal reikėtų, komunikacija turi būti labai aiški iš tikrųjų ir kitais metais tas pats buvo technikas, jau atsivežė čeklisto tą lapą, tai sakau, čia jau čeklisto visas tas principas, ne? Nu taip, sako, aš Audi dirbau, sako, 30 metų. Bet žvaigždės nuo sankabos neskyrė. Darbai kart skiriasi nuo žodžiai, nuo darbų, tai gera komanda, viską, manau, o po to viskas tavo rankose, iš tikrųjų, kurios jau iš tikrųjų turi puikų mokytoją, tikrai patirties daug, jau tikrai visokios yra ir manau, viskas bus gerai. Ačiū, Gintai. Laisvė, neseniai tapai pasaulio čempionu. Ką patartų Modestui, kad galbūt ir jam pavyktų pasiekti tokių rezultatų? Tai iš tikrųjų norėčiau gal palinkėti kantrybės, kaip sakyt, visiems iš šalies atrodo ir kartais kas tas ateina nauji žmonės į mūsų sportą, kad reikia daryti maksimumą, kaip sakyt, spaust maksimumą ir siekti čia ir dabar visko. Tai aš norėčiau palinkėti nuo savęs kantrybės, kaip sakyt, ramiai ir neperspaudžiant ir kiekvieną dieną daryti darbą iki galo būtent tą dieną. Negalvoti, nežiūrėti į priekį, negalvoti, kad ten Dakaras 12-14 dienų ir kaip čia aš įveiksiu. Tiesiog važiuoti kiekvieną dieną, atsiduoti 100% ir dieną po dienos, laiptelis po laiptelio ir viskas gaunasi. Taip kad kantrybės. Jo, pradėti pirmą žingsnį reikia žengti, o tada nueisi kelią, ne? Modžio, tavo kelias link šitos pozicijos, kur esi dabar, buvo ne tik įdomus, bet ir turiningas. Kam labiausiai esi dėkingas už tai, kam norėtum padėkoti, kad tau pavyko atsidurti šiandien čia, kur esi? Daugam iš tikrųjų. Yra daug žmonių, kurie prisidėjo prie to, ką aš darau ir linko keliavom. Esi tuo Arūnai, kuris parodė kelią. Yra komanda, kuri už manęs ir tai yra 10 žmonių, kurie kiekvieną dieną. Tas pats naujai atsiradę žmonės tose komandose, tie patys traumatologai, kurie mane kėlė nuo lūžių visų. Ir visiškai bendrai žmonės, kurie su manim kartu keliauja ir tiki mano tikslais. Noriu dėkoti savo komandai, kurią turiu darbe, kurie gali pridengti mane, kai manęs nėra. Nes raliai trunkantis savaitę, 2 būna ir reikia pabėgti į Dakarą mėnesiui visam. Tai yra daug žmonių, kas yra susijęs su tom. Draugai, faktas, to mes nepadarytume be savo pagrindinio gal rėmėjų. Tai Flexit Go, Zigotech, ITC kompanijos, Alvark, Mažeikių sunkvežimių servizas, AG Dakar School. Visi kartu. Supratau. Tai ką, mes iš tikrųjų čia gal kalbėtume labai daug ir tų istorijų tokių dar ir ne viešų labai daug yra, bet gal kada nors kokiam kitam aplinkybėm jas išgirsite, tai gal atidengiam tą tavo žirgą pleninį. Ir klausimas, ar tai tas, kuris degė žirgas Maroke prieš mėnesiuką, ar kitas? Ir ar su šitu žirgu važiuosi į Dakarą? Pašpakliavom ir atstatė mane. Jo, susipoleravo.
Tai gal einam, atidengsim, parodysim visiems, kaip atrodys Modesto motociklas Dakare. Iš kurios pusės imti? Tadan. Tai gavai 139 numerį. Man šitas numeris labai įsimintinas dėl to, kad mano gyvenvietė, kur gyvenu, mikriukas tokiu numeriu važinėjo. Tai aš niekad nepamirštu, iškart įsiminiau. Ar šituo motociklu važiuosi Dakare? Mano motociklas šiuo metu yra ruošiamas pilnai Dakarui, jis yra Olandijoje. Ir viliuosi, kad viskas bus gerai ir jis bus paruoštas iki išsiuntimo. Tai kitą savaitę turiu paimti ir pristatyti į uostą. Čia turiu dėkoti didelį ačiū sakyti Gediminui, kuris man iš principo paskolina šitą motociklą, kad galėčiau ir jums parodyti, nes tai yra identiškas motociklas, su kuriuo važiuosiu. Ir tikėkim, kad dar galėsiu ir pravažiuoti čia. Lygiai tokiu pat iš tikro motociklu ir aš įveikiau savo, galima sakyti, 3 Dakarus, nes pirmas buvo su šiek tiek senesniu modeliu. Sėdam gal dar į tas pačias vietas. Apie motociklą galbūt dar papasakos Modestas atskirai žurnalistams, jeigu kils klausimų. Ir pabaigai, Gintautai ir Laisvidai, pasakykite po 3 palinkėjimus. Neįsiplečiant vos, ne 3 žodžiais, 3 palinkėjimai Modestui šiam Dakarui. Oi, tai sėkmės linkėti negalim, ar ne? Tai palinkėsiu gero starto ir dar geresnio finišo. Susitiksim. Gintautai? Važiuok savo greičiu. Kaip supratau, žarnelę reikėtų turėti, kūrui persipilt, jinai šiaip labai nedaug sveria, va čia yra kišenė, galima įsidėti. Ne? Ir gerk vandens. Jo, nes galbūt Gintas nebuvęs Saudo Arabijoje dar, bet gerai, dar vienas klausimas tau. Ar sugrįši dar į Dakarą? Nežinau, kad tikrai norėtų, man atrodo. Iš jo jau turbūt nebegali pabėgti nuo jo, tai širdim visados. Žinau, įdomiai atrodyčiau, ten jau 60 plus ar koks ten beveik 60. Veteranų klasė. Nėra tokios klasės, bet kodėlgi ne. Bet Gintai, tavo pirmasis galbūt mentorius italas, Franco Pico berods, tai jei neklystų, jis dar pernai Dakare buvo ir jisai tikrai vyresnis už tai. Jo, jisai, kai aš važiavau, jam buvo 56, tai buvo jaunesnis negu aš dabar. Ir aš jį sutikau netyčia dabar Maroko rally, visiškai, ant kopos netyčia. Taip, tai jo. Amžius neriba, tai realiai nesakau, kad ne. Nors savo viską įrodžiau, kitiem nieko nebereikia įrodinėti, tiesiog savo malonumui dalyvauju varžybose, bet pagalvosiu, Arūnai. Tai intriguoja mane su to klausimu jau labai. Jo, tai čia žurnalistams daugiau paskui, kad galim sulaukti ir senų mokihanų. Taigi, Arūnas ir Modestas dėkoja visiems už buvusią prisijungimą, bet dar pats Modestas nežino scenarijaus, aš turiu tokią ir dovaną. Šiokia tokia, galbūt tai galės tapti talismanu. Čia yra mano pirmo Dakaro medalis, parvežtas iš Peru. Tai aš tau laikinai jį padovanoju ir kai tu turėsi savo, man jį grąžinsi. Tai čia tau šiek tiek bus sėkmės. Ačiū. Tai ačiū, kas stebėjo per Facebook'os transliacijas. Tai turbūt, nežinau, priminsiu dar, kad žaisti bandykite laimėti Modžo džemperį FlexiGo platformoje, Facebook'o puslapyje. Ir iki susitikimų turbūt labai greit susitiksim, bent jau su manim. Ačiū visiems, kas atvykote, kad žiūrėjote iki starto, kuriam pasirodysim tikrai.